Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nors Lietuva yra mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis tikrai margas. Kad tuo įsitikintumėm, šios dienos laidoje mes ir praversim langus į dialektologijos mokslo pasaulį ir pakalbėsim apie tarmes. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadovę, humanitarinių mokslų habilituotą daktarę, profesorę Danguolę Mikulėnienę. Labadiena. Labadiena. Aš manau, kad pirmiausia pokalbį reikėtų pradėti nuo istorijos. Sakykit, kokia buvo dabartinių lietuvių kalbos tarmių atsiradimo istorija? Čia mes galime tik tai kelti tam tikras prielaidas, kaip tos tarmės galėjo susidaryti. Akivaizdu, kad formavosi tam tikri genčių būriai ir baltų kalbos, kai skilo, ne visi kalbėjom vienodai. Baltų prokalbė negalėjo ilgai išlikti tokia vientisa. Žinoma, gamtinės kliūtis, kaimynai ir kitos priežastys lėmė įvairių genčių maišymasi. Turbūt įsivaizduojam, kad kryžiuočių ordinas stūmė prūsus ir jie keliavo į lietuvių pusę. Vėliau, jeigu jie nežuvo, jie lituanizavosi. Mes, kai kalbam apie, tarkim, vakarų aukštaičių kauniškių dabartinę tarmę, mes ten galim ieškoti ir prūsiškų likučių, ar jotvingių pėdsakų, dzūkų tarmėje pietų aukštaičių. Šiandien ne kiekvienas pasakys, kad, tarkim, Kirsnos pavadinimas miestelio Kirsna yra iš Kirsnan, juodas, mat ten juodalksnių augta anksčiau. Ar, tarkim, Leipalingis, taip gražiai užfiksavę seną baltišką šaknį leipą, šiandien Liepalingis lietuviškai būtų. Taigi mes kalboje galime pastebėti tokių pėdsakų. O šiaurės Lietuva, jau tie patys žemaičiai, mes sakom, iš Kuršių yra paveldėję ir tą Kirčio atitraukimą. Ir šiaurės žemaičiai tikrai yra substratiniai tokie pamaišyti, nes tikrieji žemaičiai tai būtų dabartiniai varniškiai. Tai yra pietų žemaičiai, tie, kurie jodavo žemaitukais. Žemaitukai, kaip žinot, buvo neaukšto ūgio arkliai ir tie tikrieji žemaičiai irgi nebuvo aukšti žmonės. O va šiaurės žemaičiai, pasižiūrėkit, jie iš Kuršių paveldėjo ir labai tokį tvirtą aukštą stotą ir pailgą kaukolę ir ilgos rankos, ilgos kojos. Tai jau yra kuršiškas substratas, mes sakom. O šiaurės Lietuva aukštaičiai irgi turi žiemgalių kraujo tikriausiai. Taigi, kur sėliai, žiūrėkit, ten, kur, tarkim, šiandien yra Zarasai. Profesoriaus Enzelino seniai buvo pastebėta, kad ir pats pavadinimas Zarasai tai yra Azeran. Jeigu ta priekinė A išnyktų, tai ir liktų Zaras, ežeras. Neatsitiktinai tarpukario Lietuvoje norėtų atgaivinti ežerėnų pavadinimą. Tai, kaip matot, mes iki šiol esam labai margi. Ir tai yra būtent dėl to, kad kaimynai mūsų buvo įvairių genčių atstovai ir profesorius Zigmas Zinkevičius spėjo apie tai parašyti didelę monografiją, kuri taip ir vadinasi Lietuvių tarmių kilmė. O kas buvo lietuvių kalbos tarmių skirstymo pradininkas? Iš tikrųjų, senosiose gramatikose jau mes turim ir Danieliaus Kleino pastebėjimų, kad yra įvairiai kalbama, bet tai nebuvo klasifikacija. Iki XIX amžiaus pirmosios pusės turėta nemažai tokių pastebėjimų apie lietuvių kalbą, apie kai kuriuos požymius, o jau XIX amžiaus antrojoje pusėje pradėta apie tai kalbėti daugiau. Na ir žinoma, turbūt pats stipriausias toks akstinas, tai buvo 1856 metais išėjusio Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatika parašyta
vokiškai ir ten Augustas Šleicheris pats mokėsi gyvosios lietuvių kalbos Rytprūsiuose, pats keliavo, pats bandė užrašyti lietuviškus tekstus, bet jis toliau tos mažosios Lietuvos ir nenukeliavo. Ir ilgą laiką turbūt sunkiausia buvo visiems kalbėti apie rytų Lietuvos tarmes, nes yra Adalbertas Betzenbergeris, kuris turėjo pastorių rytų Lietuvoje, sakė, kad lietuvių aukštaičių tarmes jam nėra suprantamos. Tiesa, jas puikiausiai išmanė Antanas Baranauskas. Ir Antanas Baranauskas aukštaičius suskirstęs buvo rytiečius, net aukštaičiai pirmieji, aukštaičiai antrieji, tretieji. Tai XIX amžiaus antrojoje pusėje mes ir kalbam apie Antano Baranausko tarmių klasifikaciją ir vėliau jo mokinio Žemaičio Kazimiero Jauniaus klasifikaciją. Jos nėra tokios labai skirtingos, kaip kad gali pasirodyti, bet jie patys neskirstė žemėlapių, nebraižė. Ir tik 21 amžiuje mūsų jaunoji kolegė Laura Brazaitienė, tada dar Geržotaitė, apgynė daktaro disertaciją, rekonstruodama Baranausko tarmių klasifikaciją. Pagal jo visus raštus, laiškus Vėberiui ir kitiems ji rekonstravo tarmių žemėlapį. Aišku, Baranauskas skirstė tik Kauno gubernijos tarmes. Nepamirškim, lietuvių kalbos plotas nemažas. Friedricho Kuršaičio gražiai aprašytas 1876 metais pirmasis lietuvių kalbos ploto žemėlapis, bet Lietuvos tai nėra. Jis taip ir skirsto Prūsų Lietuva, Lenkų Lietuva, na ir Samogytija. Tai Samogytija tai yra Žemaitija, jis vadina ir aukštaičių žemes, dėl to, kad vyskupija, kaip žinot, siekia net ir Panevėžio, Nevėžį. Man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo, siuntė medžiagą ir kai man sako kartais studentai iš senų vadovėlių pasiskaitę, kad kalbą tyrė dėl to, kad buvo mėgėjas. Ne dėl to. XIX amžiaus antrojoje pusėje bažnyčiai reikėjo rašomosios kalbos, kad galėtum Dievo žodį skelbti lietuviškai ir kad tave suprastų ir aukštaitis, ir žemaitis. Tai jau vien dėl to reikėjo dėti pastangų ir tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tai šitą karingojo ateizmo laikais, 20 amžiaus antroji pusėje sovietmečių, mes kažkaip tą Baranauską sumenkinom pernelyg ir dar, man atrodo, iki galo jam taip ir neatidavėm tos moralinės skolos. Baranausko liko surinkta ir tarminė medžiaga. Klierikai iš visos Kauno gubernijos suvažiavę, kai jis dirbo kunigų seminarijoje, jis skaitė homiletiką, kaip žinot, tai tada reikėjo jiems įrašyti tekstus ir paskui šitie tekstai pakliuvo į Špechto rankas, jau po Baranausko mirties buvo išleisti ir vėliau jau 20-ajame amžiuje Jurgis Gerulis, remdamasi šitais tekstais, pritaikė Kopenhaginę transkripciją ir mes jau galim kalbėti apie lietuvių tarmes, kurias jau galima tirti sistemiškai. Būtent Jurgis Gerulis, lietuvininkas pagal kilmę, pritaikė ir kitą principą, lygino visas tarmes su rašomąja kalba. Ir pavyzdžiui pasirinko Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatikos pavyzdžius. Ta patį pasakojimą, tarkim, apie tai, kaip vaikas prašo tėčio akinių, kad išmoktų skaityti ir tėtis nuperka vaikiškus akinius, tai yra elementorių. Ir visom tarmėm šitas pasakojimas yra užrašomas. Iš čia mes turime tokią tradiciją lyginti tradicinės tarmes su bendrinė kalba. Dabar sakykit, kokios yra pagrindinės lietuvių kalbos tarmės? Aukštaičiai ir žemaičiai. Du būriai ir nedaugiau, jeigu žiūrėtume kalbos požiūriu. O tada kam priskirti dzūkus ir suvalkiečius? Jie yra aukštaičiai. Aš suprantu ir iš kur tas klausimas kyla. Todėl, kad Baranauskas, kai jis skirstė Kauno guberniją, tai ir buvo aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais, tai čia jau Rytprūsio aukštaičiai, bet jie taip pat aukštaičiai. O pietų aukštaičiai, jie irgi aukštaičiai, bet reikia pasakyti, kad labai nevienodi
vėlgi pietų aukštaičiai vakarinė dalis daugiau priklauso tam vakarų arealui, o ta rytinė dalis daugiau rytų arealui. Vadinamieji rytų aukštaičiai Vilniškiai tai yra tokia tarmė iš pietų aukštaičių ir uteniškių. Ta pati pasakyčiau apie širvintiškius, pavyzdžiui. Žinoma, reikia pripažinti, kad vidurio Lietuvoje ne tik lietuviškai buvo kalbama, mes ten turėjom ir lenkakalbių žmonių ir dėl tos priežasties vidurio Lietuva šiuo metu atrodo mums netokia tarminė. Esam gavę 12 000 įvairiausių žemėlapių iš Lietuvos gimnazijų ir gimnazistai sako, kad vidurio Lietuva yra netarminė. Tarmiškiausi plotai jų nuomonė tai yra Žemaičiai, Marijampolė ir žinoma Panevėžiškiai. Apskritai reikia pasakyti, kad Panevėžio regione rytų aukštaičių panevėžiškių tarmės palikimas yra labai stiprus. Iš nykstančių šiuo metu paminėčiau Kupiškėnų ir Anykštėnų patarmes dėl to, kad netgi mokyklose nėra vietinių mokytojų, kurie mokėtų vietinę tarmę. Ir vaikai, jeigu iš senelių ir išmoko tą tarmę, tai paskui jos neišlaiko. Na ir žinoma, jau esame netekę vakarų žemaičių patarmės, kur rytprūsiuose buvo pats pakraštys prie Kuršių marių, tai ten jau nebelikę. 2011-2013 metais mūsų tyrimai jau rodė, kad buvo likę mažiau nei 100 tą tarmę kalbančių žmonių. Tai kiek laiko praėjo, akivaizdu, kad jau ten nėra. Bet nereikia įsivaizduoti, kad kai tarmė sunyksta, kad ta vieta ir lieka tuščia. Keliasi žmonės iš kitur ir todėl mes matom tam tikro judėjimo ir kalba kinta. Tarkim, raseiniškiai žemaičiai mano, kad jie kalba gramatiškai, todėl jie labai panašiai kalba kaip Kaune. Nors žemaičiavimo požymių mes galim išgirsti kalbininkai, bet vietiniai žmonės jau dažnai sako, kad jie kalba taip kaip Kaune. Suprantat, kiekviename regione yra tam tikras traukos centras. Taip kaip Marijampolė su savo automobilių turgumi kažkada. Ir to reikia išlaikyti regiono savitumui. Labai įdomu buvo kalbėti su kupiškėnais, kurie sakė, kad Panevėžy ir turgus geras, ir daktarai geri, ir parduotuvių daug. Žodžiu, jie važiuoja į Panevėžį apsipirkti. Tai be jokios abejonės jie parsiveža ir šiek tiek tų kalbinių ypatumų. Juolab, kad tie mokykliniai autobusiukai, kurie zuja po visą Lietuvą, kad susivežtų savo vaikus, jie ir ardo tą mūsų tarminį savitumą. Dėl to, kad dažnai iš vienos kalbinės zonos autobusiukas veža vaiką į kitą kalbinę zoną. Ir aišku, kad tas vaikas parsiveža jau ir kitų ypatybių. Kokios yra pagrindinės skiriamosios aukštaičių tarmės ypatybės? Nuo žemaičių mes juos skiriam pagal o ir jie nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuotoje pozicijoje išlaikymą. Todėl, kad matot, jeigu o ir jie kirčiuotas, tai aukštaitis niekada nieko jau nepakeis. O žemaitis ir pasakys ir dūna, ir dauna, ir čia jau mes atpažinsim šitaip. Nekirčiuotoj pozicijoje elgiamasi jau yra nevienodai. Ir man labai smagu, kai per kokias krepšinio rungtynes šaukia salė Lietuva. Nors turėtų būti Lietuva. Žinoma, čia tik vakarų aukštaičiai gali nekirčiuotoj pozicijoje taip gražiai pasakyti jie. Ir iš to jūs galite atpažinti. Šiaip yra tradicija skirti pagal garsus. Ir čia yra nuo jauniaus laikų, nuo jaunagramatikių laikų. Turbūt ne visi jūsų klausytojai ir žinos, kad Antanas Baranauskas dar studijų metais grįždamas iš Europos buvo užsukęs pas Augustą Šleicherį kaip jaunagramatikio atstovą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip jis buvo vertinamas tuo metu Europoje. Jaunagramatikų tradicija būtent pagal garsus atpažinti kalbos ypatybės ir būtent gyvąją kalbą, ne raštų kalbą, nes iki tol tai visi gramatikas tyrinėjo senuosius raštus. Tai mes Europoje ir dabar esam tokie išskirtiniai, nes kitur tarmės atpažįstamos ir pagal morfologiją, ir pagal žodžių darybą, ir pagal leksiką, o mums yra svarbiausia garsai. Patys aukštaičiai nesunkiai atpažįstami pagal mišriųjų dvigarsių an-en nevienodą atliepimą ir tų senųjų buvusių nosinių balsių a ir e, kur rašom nosinės šiandien, irgi nevienodą atliepimą. Tai va dėl to vakarų aukštaičiai išlaiko, taip kaip ir rašomojoje bendriniai kalboje
mes turim. Rytų aukštaičiai tamsina ir tada un intaria ir ui, tai ne žasi, o žūsi, o pietų aukštaičiai mišriuosius dvigarsius an n išlaiko, bet nosinius ui taria vietoj šitų bendrinės kalbos ae. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškos intonacijos kyla tas sakinys, žinokit, ir paskui gale nuleidžia. Dainingos. Labai dainingos. O šiaurės Lietuvoje tokia kapota. Patys joniškio gyventojai sako, mūsų kalba stati. Tų ypatybių visuma mums ir suteikia tokio gražaus savitumo. Tol, kol kalba turi atmainų, ji yra gyva. Kokios yra žemaičių tarmės skiriamosios ypatybės? Žemaičiai irgi nėra vienalyčiai. Tai va, kaip minėjom, tie dvibalsiai o ir jie mūsų yra, mes juos atpažįstam iš pakeistų. Dvibalsina jie o ir ė. Ir tokių morfologinių gražių ypatybių turėjom, žiūrėkitas, liuop šokt. Tai nereiškia, kad mėgsta šokti, o tai reiškia, kad dažnai šokdavo. Vietoj būtojo dažninio laiko. Ir kirčio atitraukimas, ir leksika visai kita. Aš pati prisimenu, kaip amžinatilsį Norbertas Vėlius per vieną ekspediciją, pats būdamas žemaitis, siūlė aukštaitėms susitikti kada nors brėkštant. Ir aš matau, kaip tų moteriškių akis didėja, nes, kaip žinot, aukštaičiams ir žemaičiams ne tuo pačiu metu brėkšta. Jam brėkšta vakarais, o aukštaitėm brėkšta rytais, tai ko ten dabar susitikinėti. Dabar, kai kalbam apie žemaičius ir kai dažnai žemaičiai mėgsta pabrėžti, kad tai yra jų kalba ir kad jie turi ir savo rašybą dabar, tai turiu pasakyti, kad taip, tai formuojasi regioninis standartas, bet tai nėra tikra kalba, kalbos požiūriu. Todėl, kad ir aukštaičiai, ir žemaičiai naudojasi tą pačią vieną bendrinę lietuvių kalbą. Dar savos jie neturi. O tai, kad jie turi tą regioninį rašybos variantą pagrįstą šiaurės žemaičių tarme, tai ir gerai, bet ir nelabai. Todėl, kad skriaudžiami yra pietų žemaičiai, kurių šnektos yra kitokios. Ir tai, kad 19 amžiui nesusiformavo žemaičių kalbos pagrindų ta rašomoji kalba, dėl to ir nesusiformavo, dėl tos nevienodos etnografinės kilmės. Mat, pietų žemaičiai, kaip minėjau, tie tikrieji žemaitukai, o šiaurės žemaičiai dabar yra tokia stipresnė atmaina. Varniškiams yra sunku išlaikyti savosius požymius, nes, kaip žinot, žemaičių sostinė Telšiai, sakom, ir jie yra labai arti varnių. Du traukos centrai viena šalia kito nebūna. Ir šiaurės žemaičių šnekta daro poveikiai pietų žemaičiam. Bet mes tuo raštu niveliuojam tas tarmes. Taigi tradicijom sunku įsilaikyti. Nes tarmės iš tikrųjų yra šnekamosios kalbos atmaina. Jau rašytinis dalykas nėra tas pats, kas kalbėsena. Ir žinoma, svajoti apie tai, kad būtų leidžiami vadovėliai vieną tarmę ar kitą, tai pasvajoti galima, bet taip tikrai nebus. Mažasis princas išėjo, kaip žinot, ir žemaitiškai, ir rytų aukštaičių tarme, ir dzūkiškai dabar išėjo. Gal pasirodys dar ir vakarų aukštaičių tarme, bet tai čia yra suaugusių žmonių žaidimas. Dėl to, kad verčiama tai buvo iš lietuvių į lietuvių. Dar tarmės skirstomos į patarmes. Sakykit, pagal ką skirstomos? Pagal smulkesnius požymius, ir čia mes kalbininkai neturim tos tradicijos taip jau griežtai laikytis. Tarmė, patarmė, šnekta, pašnektė. Todėl, kad paprastai, kai kalba žmogus apie savo tarmę, tai jis ir sako mano tarmė, jis nesako mano pašnektė. Anksčiau buvo labai aktualu tas skirstimas, kaip žinot, kiekvienoj parapijoje galėjo skirtis kalba. Ir žmonės iš savos parapijos nelabai važiuodavo. Jeigu į gretimą parapiją kas nutekėjo, tai čia jau iš labai toli. O dabar, kai mes šitaip važinėjam, ypač mūsų darbo vietos, mus
verčia judėti iš namų, tai aišku, kad tie požymiai mūsų jau pasidarė nebe tokie ryškus ir nebe tokie aktualūs ir už tai jau į tas patarmes mes skirstom, tarkim, panevėžiškiai, anykštėnai, kupiškėnai, uteniškiai, bet reikia pripažinti, kad uteniškiai labai gerai jaučiasi ir kupiškėnų, ir anykštėnų plote, todėl kad anykštėnų ir kupiškėnų savybės tarsi yra užsiklojusios ant uteniškių tarmės pagrindo. Ir būtent regioninis tas savitumas, jis pirmiausia rodo uteniškių tarmės visą grožį, o uteniškių, tarkim, rotininkavimas, jis jau pamažu nyksta. Ir be to atvykėliai ar užeiviai, kaip dzūkai sako, tie, kurie atvažiuoja perka sodybas, paprastai jie tos vietinės kalbos nelabai mokosi tikriausiai, ar ne? Tai akivaizdu, kad šitie smulkesni padalymai jau niekada nebus tokie paveikus, kaip kad buvo anksčiau. Iš tarpukario tos klasifikacijos jos atėjo ir kiek kartų buvo bandoma kalbininkų tarpusavį susitarti, kad, sakykim, čia tarmė, o čia patarmė. Bet žiūrėk, ir tarpukario tuose aprašuose yra gimtosios tarmės aprašas, o ne patarmės ir nešnektos. Turbūt buvo ir skolinių, kurie į lietuvių tarmes atėjo ir iš kitų kalbų. Be jokios abejonės. Ir buvo ir yra, tik tai tiek, kad tie skoliniai mūsų neturėtų būti vertinami taip pat kaip bendrinės kalbos kontekste. Dėl to, kad tarmių mes nenorminam. Matot, jeigu tarmiai buvo andarokas, ar undaroks, tai jis toks ir buvo. Sijonas yra naujas žodis. Tai ko mes siekiam? Ar mes norim išlaikyti autentiškumą tarmės, ar mes norim ją sunorminti? Bet sunorminta tarmė nebus autentiška, mums rūpia išlaikyti ją kaip šaltinį. Tai dėl tos priežasties į tarmės skolinius irgi reikia žiūrėti kaip į tos tarmės tokį visuminį audinį. O kadangi dvarai paprastai buvo tos kitos kalbos vartotojai, kaip žinot, buvo ir lenkiškai kalbama, bet buvo ir rusiškai kalbama. Vidurio Lietuvoje maždaug nuo Jonavos, kai kylat į šiaurę, tai tarmė paskui prasideda jau tokia autentiška tik už gruzdžių. Tai įsivaizduokit, kad šitas kraštas, tai buvo ten žemės neblogos, gyveno caro valdininkai, činovnikai visokie, na tai tie kumečiai, kad ir kalbėjo lietuviškai, bet vis tiek tas polinkis ir prestižas, nebijokim to žodžio, jis buvo. Na ir pripažinkim, pagaliau lenkų kalba ir buvo kultūros kalba, todėl kad kada atsirado lietuviška aukštoji mokykla, tai bajorų vaikai tai juk mokėsi ir ko jie mokėsi. Tas lietuviškumas, kuris ateina 19 amžiui 20 pradžioj, jis yra labai gražus. Žemaičių bajorai, kai jau tampa lietuviais, ar ne? Tai ir Višinskio žinom pastangas ir Šatrijos ragana juk mokėsi lietuviškai rašyti ir panašiai. Visa tai atsispindi mūsų kalboje, visa istorija. Dialektologija yra mokslas tyrinėjantis tarmes, o jūsų pagrindinė mokslinė veikla ir yra tarmių tyrimas. Sakykit, kokias tarmių tendencijas pastebit pastaraisiais metais? Jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad mes jau ne dialektologijos skyrius ir ne dialektologijos centras, o geolingvistikos centras. Tai yra tokia dialektologijos atmaina, kuri daugiau orientuota į teritorinį kalbinių ypatybių pasiskirstimą, į jų plėtrą ir sakytume, kad ne tik teritorija mums svarbu, bet ir pasiskirstimas erdvėje, siejant su gyventojų amžiumi, su jų įsimokslinimu. Ir tai mes darome dėl to, kad galėtumėm šiek tiek prognozuoti, kas laukia mūsų kalbos ateityje. Todėl, kad vienas dalykas yra rašto kalba, o kitas dalykas yra tai, ką mes girdime kasdieniai kalboj, ką mes girdime gatvėje, ir tai nebūtinai dialektologija, mes tarsi plečiam ribas. Ir tarkim, mūsų doktorantai jau dažnai renkasi sociogeolingvistikos kryptį, tai yra būtent tas socialumas, tie kintamieji, kurie gali daryti kalbai poveikį, o geo tai yra tas teritorinis pasiskirstimas.
suskirstimas. 19 amžiuje ir 20 pradžioje buvo taip, kad gimtatarmis žmogus, jis puikiai moka tą savo gimtąją šnektą ir labai svarbu užrašyti visas jo kalbinės ypatybės, mes suvokdavom tarmę kaip uždarą sistemą. Tarkim, net jeigu žmogus ką nors ir netaip pasakydavo, kaip tarmiškai mes įsivaizduotumėm, kad reikėtų, tai mūsų mokytojai nevengdavo ir pataisyti. Ir pagal tai, kiek atspindi žmogaus šnekta tą įsivaizduojamą tarmės sistemą, tai pagal tai ir buvo vertinamas informantas. Čia geras pateikėjas, o šitas nelabai. Dabar mes jau to nedarome, todėl kad kiekviena klaida ar nukrypimas nuo sistemos, jis nėra atsitiktinis. Vadinasi, kažkas kinta. Ir aš esu iš tų, kur sako, kad tarmės nemiršta, tarmės kinta. Jeigu kalba yra gyva, jeigu ją yra kalbama, taip ji gali laipsniškai nykti ir gali visai sunykti, jeigu ji neteks savo funkcijų. Be abejo, medžiai nekalba. Tai jeigu žmonių neliks, mes jau čia nieko kalbininkai padaryti negalėsim. Bet tos tradicinės tarmės yra atmiešiamos ir gali čia atsirasti ir kitos kalbos posakių. Žiūrėkit, jaunimas šneka tarmiškai ir įmeta kokią anglišką frazę iš kokios dainos. Tai negi dabar išmesi iš kalbos tai, kas yra gyva. Šiuo atveju prognostikai reikia labai natūralios kalbos. Ir būtent va šitą natūralią kalbą tirti, ją stebėti ir rūpintis kalbos tvarumu. Žiūrėkit, mes kalbam apie gamtos ekologiją, mes mokom tvarumo, šiukšles rinkdami ir jas ten skirstydami, o kodėl mes nekalbam dar apie kalbos tvarumą? Ne draudimais, ne kuo kitu, mes galim mokyti kalbos tik per laisvę, jaunimas yra laisvi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis gyvena toje vietovėje, kur jam sudarytos visos sąlygos, darželis yra, mokykla yra, poliklinika yra, parduotuvės, taip, kavinės, taip, bažnyčia, taip, jeigu jis gali tenkinti visus savo gyvenimo poreikius, akivaizdu, kad jis ten gyvens ir ta vietinė kalba išliks. Tinkamiausias pavyzdys – Kauno rajonas. Tai yra žiedinė savivaldybė. Mes visi žinom, kad tokiais atvejais daug kas važiuoja į miestą. O iš tikrųjų šita savivaldybė stengiasi išlaikyti nemažai gyventojų vietose. Treneriai atvažiuoja į rajoną iš Kauno. Muzikos mokytojai atvažiuoja į rajoną. Vadinasi, žmogui niekur nereikia čia labai lakstyti. Būtent tas vietiškumas, kaip mes jį suprantam, jam turi būti sudarytas ekonominis pagrindas. Kai Lenkijos lietuviai manęs klausia, o ką mums daryti, kad išlaikytumėm lietuvių kalbą, aš sakau, kvieskit lietuvius verslininkus. O sako, mes ne to klausiam. O kaip išlaikyti lietuvių kalbą? Kvieskit lietuvius verslininkus. Būtent tokiu būdu ta lietuvių kalba ten suleis šaknis į tą įmonę. Tai mes turėtume pasirūpinti šitais ryšiais. Tarkim, ir Punske mes girdėjom, kad galima į kirpyklą važiuoti į Marijampolę, nes ten šukuosenas vestuvėms daro geresnės. Bet vaikus veža mokyti plaukti į Augustavą. Aš klausiu, o kodėl į Druskininkus blogai? Neblogai, bet Druskininkuose pernelyg brangu. Vadinasi, kalbai labai svarbu ir ekonominiai rodikliai. Ir aš tikiuosi, kad tie atvykėliai, kurie apsigyvens regionuose, tai reikia juos irgi ten mokyti ne bet ko, o mokyti jau tos vietinės kalbos. Taip kaip Panevėžio romai, žiūrėkit, kaip gražiai lietuviškai šneka vietinę Panevėžio šnektą. Kaip gimtaja. Taip, tai va šitaip mes galim išlaikyti tą lietuvių kalbą tokią gražią ir tokią margą, kaip mes ir norėtumėm ją tokią turėti. Ar seniai tarmės yra pripažintos lietuvių tautos paveldo dalimi? Ne, čia tie dalykai nėra taip labai iškilę. 2012 metais
mes turėjom tarmių festivalį. Tai buvo tokie pakilimo metai. Apskritai visą tai reikia sieti su sąjūdžio, su kalbos atgimimu, su tuo dideliu džiaugsmu, kai tu gali ne tik kalbėti, bet tu gali dainuoti, tu gali šokti. Etnografinis pakilimas Lietuvoje, kai jis prasidėjo, tai žinoma, mes suvokiam, kad taip kaip tautinis kostiumas, taip ir mūsų tarmė. Tai irgi yra mūsų savastis. Tai šitie dalykai čia yra nauji, bet jie egzistuoja visoje Europoje. Ir jeigu mes norėsime išlaikyti Europą daugiakalbę, mes tikrai turime kalbėti apie kalbos ir apie etnografijos tvarumą. Kitos išeities mes neturim. Ir visa tai turėtų būti sprendžiama necentralizuotai, bet be jokios abejonės dėmesio turėtų būti skiriama daugiau. Kitas dalykas, mes visi šnekam dabar apie kompiuterizaciją, apie socialinius tinklus, kad visa tai mus niveliuoja, kad mes gyvenam tokiam labai standartiniam pasaulyje. Bet iš tikrųjų tai, kad lietuvių kalba jau atsirado mūsų kompiuteriuose, kad mes skaitom lietuviškas programas ir tai, kad dirbtinis intelektas taip pat jau yra apmokomas ir lietuvių tarmių, tegul pamažiukais. Bet mes vis tiek norime, kad tai išliktų. Ir visa tai yra susijęs su žmonėmis. Ačiū akademikui Laimučiui Telksniui amžinatilsį, kuris iš tikrųjų buvo tas žmogus, kuris atėjo į institutą su savo jaunimu prieš daugelį metų, 1990-aisiais, ir pradėjo mokyti dialektologus kompiuterinių dalykų. Tuo pačiu jis mokė ir etnografus. Buvo sukurta matematikos institute katedra humanitarams. Jau mes mokam pritaikyti kiekybinius metodus kalbos dalykuose. Tarkim, etninės rytinės Lietuvos sienas mes galime rekonstruoti. Mes galime pasakyti, kas prieš 30-40 metų vyko Dieveniškėse, spręsdami iš dieveniškių kapinių užrašų. Ir mums kompiuteris pirmiausia parodė, kad abi mūsų klasifikacijos yra teisingos. Dialektometrijos metodais mes pirmiausia pasitikrinom, kuri klasifikacija yra geresnė. Ir įsivaizduokit mūsų nustebimą 19 metais, kai kompiuteris braižo mums žemėlapius panašius į mūsų, tik tai tokie kampuotesni. Ir mes tada supratom, kad tos abi klasifikacijos jos turi teisę egzistuoti. Teko skaityti, kad yra sukurtas kompiuterinis tarmių žemėlapis. Ir bet kuris lietuvis gyvenantis atokiausiame pasaulio krašte gali paspausti šalia savo gimtinės esantį taškelį ir išgirsti vaikystės tarmišką kalbą. Tikrai taip bus. Iki galo dar nesame pabaigę kurti. Yra kuriamas tarmynas. Prašome pasižiūrėti Lietuvių kalbos instituto puslapyje internetinėme, ten, kur skaitmeniniai ištekliai, yra ir tarmynas. Visos kortelės, visi žemėlapiai, visi žodynai, visos knygos, kurios bus parašytos apie šitą tarmę, viskas čia bus sudėta. Toks mūsų tikslas, mes dirbame ties šituo ir dabar esame suskaitmeninę ir lietuvių kalbos atlaso žemėlapių juodraščius. Matot, kai buvo spausdinamos knygos, jos buvo šiek tiek paredaguotos ir tuose žemėlapiuose irgi, jeigu ten kildavo kokių neaiškumų, ten paredaguodavo. Bet to nepamirškim, kad tai buvo sovietmetis ir veikia dar cenzūra. Tai kartais ir Nemuno vaga būdavo kitaip pakreipta. Dabar mes turim išlikusius juodraščius, mes juos suskaitmeninom, mes turim stiprią grupę, taikom geoerdvinius metodus lietuvių kalbotyroje. Ir mes visą tai, kas yra sukaupta jau, tikrai pateiksime skaitmeninę formą, kad niekas nedingtų, niekas nežūtų, nes šiuo metu kalbininkai, kurie užsiima tarmėtyrą, turi turėti prieš akis 3 tikslus. Tai yra fiksuoti tai, kas yra dabar, konservuoti tai, kas atėjo iš praeities ir mokėti numatyti ateitį. Ir būtent mūsų rekomendacijos turėtų būti privalomos tiems, nuo kurių priklauso finansavimai, regionų politika ir kiti dalykai. Negalima iš čia išmesti žmonių, kurie nori ir privalo išsaugoti lietuvių kalbą. Jūsų vadovaujama mokslininkų grupė yra parengusi išsamų
išsame studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes. Ar daug tarmių yra Pakaunėje? Mes įskyrėme ir bendrinės kalbos plotą pagal tai, kaip vietiniai žmonės šneka. Atkreipėm dėmesį, kad Ežerėlio žmonės yra suvažiavėliai, tai yra netarmė. Ten turim ir Vilkijos apylinkių vienokį šnekėjimą ir Garliavos apylinkėse kitaip šneka. Mes turim ten sandūrą tos rytprūsių Lietuvos ir XIX amžiaus didžiosios Lietuvos sandūrą. Tai mums buvo labai įdomu pasiklausyti, pabendrauti. Rinkomės Kauno rajoną būtent dėl to, kad, kaip žinote, visoje Europoje bendrinės kalbos pamatų paprastai įmama yra sostinės tarmė. Nu tai kur Vilniaus apylinkės netinka? Tai tada Kaunas, laikinoji sostinė, tinka. Ir va dėl tos priežasties mes rinkomės Kauno rajoną ir esam labai dėkingi iki šiol Kauno rajono savivaldybei, kurie tikrai suprato, ko mes norime, ko mes siekiame ir mums tikrai labai padėjo. Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre? Mes ką tik baigiam 2 europinius projektus, kurie labai reikalingi mūsų tolesniem tyrimam. Vienas iš jų projektas Liepa 3, į kurį mus pasikvietė didieji partneriai Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas ir paprašė tarminių tekstų anotuotų. Mes esam suanotavę 100 tarminės kalbos valandų. Dirbtinis intelektas mokysis šituo pagrindu. Tai yra tikrai mažoka, tai yra pati pradžia, bet mums patiems šitas darbas labai įdomus. Aš žinau, ką iš to dar galima padaryti ir aš tikiuosi, kad dar jūs ir išgirsite tuos pačius tekstus, kuriuos mes anotavome, vienokiu ar kitokiu pavidalu keliaus į mūsų tuos skaitmeninius išteklius prieinamus visuomeniai. O antrasis projektas tai yra irgi skaitmeninimas visų išteklių. Tai va ten mes irgi labai daug padarėm ir jau matom pirmuosius rezultatus. Kaip tik yra rengiamos šiuo metu ataskaitos. Lietuvių kalbos atlaso senosios kortelės, kur medžiaga buvo rinkta 20 metų nuo 1950 iki maždaug 72. Visa tai jau dabar bus suskaitmeninta ir kaip jūs pati minėjote, kad kiekvieną punktą paspaudus tu galėsi pamatyti, kas buvo užrašyta, kada buvo užrašyta, kas užrašė, iš ko užrašė ir panašiai. Tai mes stengiame šitai padaryti, kad tos Lietuvos galėtum paklausyti gyvendamas ir užsieniuose. Iš kokio krašto jūs pati esate kilusi? Iš Kauno miesto. Gimusi Kaune, augusi Vilniaus gatvėje, vasaras leisdavau Seredžiuje. Ir turbūt čia yra tos suvalkietiškos šaknys. Tai kai manęs klausia, kuri tarmė gražiausia, aš sakau, kad visos tarmės gražiausios. Likimas taip susiklosti, kad šiuo metu tenka vadovauti geolingvistikos centrui ir tirti visas tarmes. Sakiau, žemaičių netirsiu ir profesoriui Girdeniui, kuris buvo mano mokslinio darbo vadovas, sakiau, žemaičių tiek daug, tegul patys susitvarko. Bet taip atsitiko, kad vienas žodynas atkeliavo, kitas žodynas atkeliavo ir nebuvo kas jį redaguoja. Esu dėkinga ir kolegiai Vaišnienė, ir kolegai Pabrėžai, jie tada padėjo. Bet kai patys žemaičiai pasakė, kad jau galiu, tai tada ir galiu. Pažemaičiuoti, jeigu reikia, galiu. Pereiti į kitą tarmę, pabūti papūgą tokią, tai šitą galiu. Pamėgdžiauti galima, o išmokti kalbėti tarmiškai ar galima? Galima, jeigu gyvenate ten ilgiau, jeigu nenorite įsiskirti. Man tai gražiausia, kai nuvažiuoji į kurią vietovę, kaip atsiskleidžia žmonės, kaip jie bendrauja. Aukštaitijoje yra vienoks bendravimas, Suvalkijoje ar Sūduvoje kitaip tu pabendrausi, Žemaičiuose dar kitaip. Tai man šitai labai gražu. Tarmės yra didžiulis mūsų tautos turtas. Sakykit, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie jų išsaugojimo? Jeigu tik turite tarmę, tai ir kalbėti tarmiškai su tai žmonėmis, kurie jūs labai gerai supranta. Ir šeimose, parvažiavus į tėviškę, todėl kad vis tiek dauguma mūsų turi dar tuos namus, kuriuose gali savo tą vietinį kalbos variantą išlaikyti. Ir svarbiausias dalykas yra prestižas. Mes patys turime labiau gerbti save, labiau vertinti save ir tada tos savivertės turi būti daugiau. Šiuo atveju mokykimės į žemaičių. Ir labai noriu pagirti
giriamąjį žodį pasakyti dzūkams. Matau tam tikrą tarmės atgimimą. Panašu, kad ta tarmė galėtų ir atgimti. Tai nebus ta tikroji senoji autentiškoji tarmė, bet gali būti, kad susiformuos antrinis dialektas. Tai irgi rodo kalbos gyvastį. Kodėl dzūkų tarmė atgimsta? Todėl, kad jie patys pradėjo ir festivalius rengti, patys ir dainuoti. Matot, kalba, kaip ir visa kita, turi kurti pridedamąją vertę. Aš jau dabar kaip ekonomistė pašnekėsiu. Ir ta pridedamoji vertė yra tai, ką mes sukūrėm šitą kalbą. Jeigu mes tik sakysim, kad mylėkim lietuvių kalbą, čia niekas nieko nekuria, tušti žodžiai, ar ne? Bet jeigu mes ką nors sukursim, jeigu mes dainuosim šitą tarmę, jeigu mes sukursim ir išleisim leidinį, tai va šitų dalykų labai reikia. Ir tų tokių etnografinių dienų, dabar žiūrėkit, tautinis kostiumas, ar ne, gegužės 27 paskelbta, kad eikime darbą tautiniais kostiumais. Na, žiūrėkit, apsivilksit tautinį kostiumą, gal ir sušneksit tarmiškai, nes tai labai tiks. Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinė veikla prisidedat prie lietuvių kalbos tarmių išsaugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.